Why can't you pick up the phone when I'm all... Ai, kažkodėl jaučiuosi, kad mes čia mušimės toj. Beje, tu šiandien mano fantasy penkitėsi, man supranti, ką tai reiškia. Oi, jau dabar stebėkit, kumai sims. Sveiki, auksinis jaunimas. Būkite pasveikinti atvykę į debiutinę laidą pavadinimu Krepšinis neseksas, abiem gerai nebus. Dervinas Bristolis ramina aistras Švyturio arenoje iš to. Tu supratai save ir man. Arvydas Sabonis. Bandyk verštis, kažką pamakulojam. Metas trumpai jūsų supažindinti su tuo, apie ką yra ši laida. Ši laida skirta krepšiniui, krepšininkams ir krepšinio sirgaliams. Čia mes užduosime klausimus, kurie nereikalaus jokių gilesnių žinių apie krepšinį. Čia mes užduosime klausimus krepšininkams su krepšiniu nesusijusiomis temomis. Čia mes bandysime susipažinti su krepšininkais ir sužinoti, kokie jie žmonės, kokios muzikos jie klausosi, koks pyragas ar tortas pagerintų jų dieną, ar net ko jie bijo. Taip pat kalbinsime ir sirgalius, čia bandysime sužinoti, jeigu jie būtų trenerio vietoje, kokius žodžius jie pasakytų komandai prieš prasidedant rungtynėms, ar jeigu į startinius penketukus komandos išleistų atitinkamuose miestuose gimusius muzikos atlikėjus, kuri komanda laimėtų. Verta paminėti, jog nei vienas klausimas krepšininkams nebus atsitiktinis. Juos mes užduosime atsižvelgdami į tai, kokios šventės buvo ar bus minimos Lietuvoje ar pasaulyje maždaug tuo metu. Taigi pirmasis reportažas. Klaipėdoje spalio 11 dieną nugriaudėjo rungtynės tarp Klaipėdos Neptūno ir Gargždai klubo. Ir čia mes paklausime krepšininkų apie muziką, kadangi spalio 1 diena pasaulyje buvo minima kaip tarptautinė muzikos diena. Mėly krepšininkai, jeigu jūs turėtumėte grojaraštį savo gyvenimui, kokios 3 dainos tikrai jame būtų? Reportažas iš Klaipėdos. Taip, šiandien mes randamės Švyturio arenoje. Klaipėdos Neptūnas susitinka su Gargždai klubu. Ir kadangi spalio 1 diena buvo minima kaip tarptautinė muzikos diena, mes šiandien paklausinėsime žaidėjų apie tai, kokios dainos būtų jų muzikos grojaraščiuose, jeigu tas grojaraštis būtų visam likusiam gyvenimui. Ufonautai. Jūreivio daina. Vaikystės stogas yra tokia daina? Kokia? Vaikystės stogas. Nežinau. Aš manau, kad yra. Sakykim, kad yra. Tai tos 3. Right now, I would do Should've Been a Cowboy, Toby Keith. Oh, that's nice. My son's favorite song is Freed from Desire. And my son's other favorite song, Phone. It's called like Medusa or something like that. Medusa? Yeah, Phone. Why can't you pick up the phone when I'm all... Definitely some Gunna, so maybe CFWM by Gunna. I say this song called Stars by Simply Red. Okay. It's a group, but it's for my parents. Like it makes me think of my parents. They've been listening to that since I was a kid. One more. Something about Drake. Which song? Come on, anything. It's hit for hit. Let's go Underground Kings by Drake. Okay, thank you. Nu, viena būtų iš Free Flingos tikrai. Kuri? Nežinau, dabar klausau Beržos visai tokią prie Vaibelis. Nu, tai legendarinė. Tada norėčiau, dabar žinai, kur yra nauja ta daina trendina, hiperbolės perkurta. Jo, mačiau. Koks pavadinimas pamiršau? Laužai, nelaužai, nu bet šitą dainą. Okay. Nu ir dar reiktų kažkokią žvagulę jaučiu, žinai. Klaipėda? Nu, ko ne, Klaipėda. Net Gargždai sako Klaipėda. Ačiū. Būtų sindikato žaibo rykštė. Yeah, boy. Dabar labai klausau Javos narkutės. Tai būtų visos jūros jos. Tai kokį rapą galim įdėti, dar kokį Kendriko. Kendriko? Kendriko. Dreikas sako dar. Ne, Kendriko. Squad Love dabar. Ačiū. Meilės mašina. Čia jau net garsys tai žino. Sekanti. Nu, kur išbėgam? Nu. Klaipėda, gerai. Ir mačiau naują yra Lilo cigaretės, man atrodo, nes. I want to break. Kurios būtų? Nu, kurias, šis sakykim taip, 3 dainos, su kuriamis galėtumėt visą likusį gyvenimą nugyventi. Super myliu, labai geros. Queen, I want to break free. Mikutavičiaus Kelionės metu baigės yra tokia daina. Dar vieną dainą pamiršau atlikėją, bet labai patinka. Pavadinimą galite pasakyti, gal pagelbėsim. Redko. Ir daina Evgenija Redko. Evgenija Redko.
apie cukrų daina yra. Okay, so I gotta have one Big X the Plug song, so probably like 2 a.m. Okay. I need a chill song. I like to sing, but I'm not good at it, so I go Givian. And then the third song, go with a classic. We'll go 2000s. So I'll go Jesus Walks, Kanye West. Oh. Yeah. Mix it up. Thank you, man. Appreciate it. Visam gyvenimui. Dabar, ką daugiau klausau, tai būtų vienas Survivor's Remorse, kita Some to Prove ir trečia What Happened to Virgil. Bet čia dabar ką dabar? Kas atlieka trečią? Maros Roddy Ricch visada atlieka, bet nesu tikras. Maros. Drake Sticky. Tada pasakysiu pavadinimą. Žinai, ką būtų Sticky Fingers How to Fly ir Octavian Move Faster. Gerai pasirinkimai, bet tu šiandien mano fantasy 50, man supranti, ką tai reiškia. Įvairiausias krepšininkų muzikos skonis ir kaip matėte reporteriui, kuris yra hip-hopo ir repo fanas, buvo labai sunku sulaikyti savo emocijas. Na, o pakalbinus krepšininkus, metas pakalbinti ir sirgalius. Jų mes klausime apie garsą. Garsą, kurį kiekvienas krepšinio mylėtojas puikiai žino. Garsą, kurį rungtynių metu mes girdime begalę kartų. Garsą, kuris gali jūsų komandai reikšti arba kažką labai gero, arba kažką labai blogo. Šiame reportaže mes bandysime išsiaiškinti, kuris iš sirgalių geriausiai žino ir gali atkartoti, kokį garsą skleidžia teisėjo švilpukas. Reportažas iš Švyturio arenos. Na, o dabar metas pakalbėti apie garsą, kurį krepšinio pasaulio žmonės puikiai žino, tai yra teisėjo švilpuko leidžiamas garsas. Visi mes jį girdime labai dažnai, visi mes labai dažnai to garso nemėgstame, nes tai reiškia kažką greičiausiai negero. Dabar išsiaiškinkime, ar žmonės žino, kokį garsą skleidžia teisėjo švilpukas. Kokį garsą skleidžia teisėjo švilpukas? Garsiau galima? Kokį garsą skleidžia teisėjo švilpukas? Čia kaip automobilio uždarimas. Kokį garsą skleidžia teisėjo švilpukas? Pip. Garsiau galima? Pip. Kokį garsą skleidžia teisėjo švilpukas? Kokį? Prr. Ką jūs sakot, kokį garsą teisėjo švilpukas skleidžia? Ai. Aš kažkodėl jaučiuosi, kad mes čia mušimės toj. Palauk. Labai trumpas klausimas, šiaip man net biškį pagailo, nes jūs dabar dėl 10 sekundžių nusirengėt ir alų pasidėjot. Kokį garsą skleidžia teisėjo švilpukas? Ačiū, viskas, dėkoju. Kokį garsą skleidžia teisėjo švilpukas? Švilpinti. Nu, pavyzdžiui. Garsiau. O jeziau, koks švilpukas. Neišeina švilpti. Kokį garsą skleidžia teisėjo švilpukas? Garsiau. Tai žiūrėk, tai pakalbam ir tada celį pasidarysim. Kokį garsą skleidžia teisėjo švilpukas? Teisėjo švilpukas? Jo. Mes čia gal sveiki gyvi. Tai jau nepraeikit, ateikit vyrai, ateikit, viskas. Jau patys atėjote į šitas pinglės. Kokį garsą skleidžia teisėjo švilpukas? Tokį. O ką tu sakai? Čia tu sušvilpi, ką? Čia tu sušvilpi dar. Smooth. Ačiū labai, berniukai, gerų rungtynių. Ponios ir ponai. 100 metų. Gargždų klubo viceprezidentas, galim taip įvardinti? Ambasadorius. Klausyk, brangusis, kokį garsą skleidžia teisėjo švilpukas? O, gerai, viskas, ačiū. Tai šiandien Neptūnas laimės? Ne, be šansų. Šitą iškirpsim jo, ne. Kokį garsą skleidžia teisėjo švilpukas? Čia garsų reikia pavaizduoti ar vaizdu? Garso. Kokį garsą skleidžia teisėjo švilpukas? Labai garsų. Nu, pavyzdžiui, reikia garso. Čia buvo labai garsus? Suprat. Čia aš su savo meile Lorke. Nedas Daukšys liepia pakalbinti ir aptarnaujant personalą. Mums reikia garso. Kokį garsą skleidžia teisėjo švilpukas? Oi, jau dabar stebėkit, kumai sim. Ačiū, Lorke. Tu pati geriausia. Ponios ir ponai, Kestai. Kokį garsą skleidžia teisėjo švilpukas? Mums reikia garsą iškirsti. Wow! Ponios ir ponai, mūsų kūrybinės komandos montažo specialistai sukūrė jums specialų vaizdo įrašą ir dabar galėsime tikrai įsitikinti, kuris sirgalius geriausiai žinojo, kaip skamba teisėjo švilpukas. Pip.
Išsirinkite savo nugalėtoją, na o dabar metas aptarti praėjusio savaitgalio rezultatus. Ir turbūt didžiausia staigmena praėjusį savaitgalį buvo Vilniaus Ryto ir Panevėžio Lietkabelio dvikova, kurioje Vilniaus Rytas gavo sprigtą ir pralaimėjo rungtynes rezultatu 84-89. Kitose rungtynėse Klaipėdos Neptūnas pakankamai lengvai susitvarkė su kaimynais iš Gargždų, na o čia mano didžiausi sveikinimai skrieja Radvilui Kneižiui, kuris pelnė 9 taškus, pagerino savo rezultatyvumo rekordą ir greičiausiai įrodė treneriui, kad yra vertas daugiau minučių aikštelėje. Spalio 12 dieną Utenos Juventus iškovojo savo pirmąją pergalę šiame sezone, sveikinimai jiems rezultatu 86-73 įveikė Šiaulių ekipą. Na ir paskutiniosiose rungtynėse buvusio Klaipėdos Neptūno krepšininko Mato Repšio vedama Jonavos ekipa iškovoja pergalę prieš Kėdainių ekipą rezultatu 86-82. Ir čia dvigubą pralaimėjimą, kaip jau ir pats pasakė, patyrė Kėdainių vyriausiasis treneris Laimonas Eglinskas. Na, o ateinantį savaitgalį į akistatą stoja Vilniaus Ryto ir Klaipėdos Neptūno krepšininkai, jie susitinka Vilnius Active arenoje ir mano nuomonė tai yra savaitės rungtynės. Turnyrinės lentelės kaimynės, Vilniaus Rytas bandys savų žiūrovų akivaizdoje atsitiesti po nesėkmės Panevėžyje, na, o Klaipėdos Neptūno klubas greičiausiai spėju, kad bandys įrodyti, kad Vilniuje jiems vis dar visai neblogai sekasi. Taip pat šeštadienį Gargždai namuose priims Utenos Juventus, na, o sekmadienį Panevėžio Lietkabelis bandys pateikti dar vieną staigmeną dvikovoje su Kauno Žalgiriu, o savaitgalio rungtynių maratoną mes baigsime dvikovą tarp Kėdainių Nevėžio ir Šiaulių Šiauliai ekipos. Ir tai šiandien yra viskas. Parašykite komentaruose, galbūt jūs turite įdomų klausimą, kurį mes galėtume užduoti krepšininkams ir be abejo, jeigu jums patiko, spauskite like ir subscribe ir mes jau pasimatysime kitą savaitę. Su jumis buvo palaimintasis ir aš sakau iki. Nu, jeigu saulė neišmušinėtų šviesos, nebešvies, tu man išmuš visą šviesą saulę. Jeigu už durų neuždarinėtų krovininio lifto, Mato Repšio vedama Jonavos... Ar reikėjo dabar? Reikėjo tą liftą dabar uždaryti. Ir jeigu kamera nebūtų išsikrovinėjusi... Ne. What the fuck? Tai aišku, tai turi tą bateriją išsikrauti čia vidury. God damn it. Nu, sakyčiau, gal visai ir neblogai.